Dabar šitas įstatymo projektas, kuom jisai svarbus, mes dabar kalbam kaip miškininkai iš savo pusės, bet aš matau aplamai visų piliečių čia interesą, kadangi gal gerbiami Seimo nariai žino, kiek medienos pramonė ir perdirbimas sudaro bendro vidaus produktą Lietuvoje. 12%. 12%. Tai yra 4,2 milijardo eurų. Tai aš labai daug ieškojau, bandžiau pasiruošti šitam susirinkimui, labai daug ieškojau šito įstatymo projekto kaštų naudos analizę. Jos nėra. Tik tai jūsų, čia šitie skaičiai, kurie buvo pateikti. Bet jie labiau orientuoti į tuos, kur liečia miško savininkus, o ne darbo vietas. Apie kokią mes galim kalbėti regionų politiką. Kokia regionų politika? Klausyk, visi miškininkystės verslai yra regionuose. Tiek smulkios įmonės, tiek miškų ugdytojai, tiek tie patys miškų sodintojai yra regionuose. Jūs, jeigu priimsite tokius įstatymus, tai čia dar vienas paskatinimas jų urbanizacijai. Tai viską pasako. 4,2 milijardo, tai kas galėtų dabar suskaičiuoti, kokia bus netektis į biudžetą. Kiek atsiras bedarbių. Gal gerbiamas Šuklinas, pavyzdžiui, žino, kiek dirba Visagino linijoje darbuotojų, medienos perdirbimo srityje. 600, žinot. Tai va, džiugu, kad žinot, 600 darbuotojų, įsivaizduokit, dėl medienos stygiaus rinkoje 600 darbuotojų atsiranda darbo biržoje. Dėkui šito, ką siūlot? Siūlau, kad siūlymas toks, šitas įstatymas tai yra, ko gero, tai teko mūsų seneliam, kuriem pasakė, kad na va, jūs dabar atiduokit žemės mums čionai, atiduokit savo vežimą, atiduokit arklį ir būsim vėl palūkyje. Visi už tai gausim pajus. Na, principas tas pats.